Ho, 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 miestiečiai ir vėl kaime. Mes ir vėl susitikome. Gerai. Sveiki, bičiuliai. Mes ir vėl esame kaime. Mes atvykome šiek tiek darbelių pasidaryti. Tai vienas iš darbelių šiandieną tai bus įmerkti į šulinį. Vandens siurblį. Vandens siurblį, man vis norisi vadinti pompą. Bet tai yra iš tikrųjų vandens siurblys. Tai va, tai turime siurblį, turime šulinį, turime siurblį, turime žarną, viską turime. Tai bandysime pasijungti ir pasižiūrėti, ką mes ten išpompuosime iš to šulinio. Tai gal tą ir einam padaryti, bet prieš tai reikia persirengti, nes aš vis dar esu apsirengęs kaip miestietis. Jis dar miestietis. Aš miestietis. Švaria maikė, graži. Nelabai šiaip švaria, bet aš tengiuosi nefilmuoti nešvariosios dalykų. Taip, o man tai nepasako, kad reikia pasipuošti prieš kamerą. Gerai. Į kelią. Į kokį kelią? Į darbus. Į darbus, tik į darbus. Einam pažiūrėsim, gal šulinį pasikeitė situaciją ir pavyzdžiui, ten nebėra vandens. Arba ten yra tiek vandens po lietaus, kad galima su rankytėm prisisemti ir kam tas siurblys. Tai pažiūrėsime realybę. 3, 2, 1. Ojei. Taigi mes turime kažkokį Gardenos siurblį, kuris bent jau sako, kad yra nešvariam vandeniui skirtas, kadangi nežinome kokybės to vandens, plus ten turbūt visokio dumblo, dar kažko gali būti, tai ėmėm būtent tokį, pasitariau su draugais, pats nesiryžau spręsti, jeigu ką turiu ką kaltinti, tai yra visada gyvenime svarbiausia. Turime didelį ritinį nusitiesti elektros iki šulinio ir turime žarną. Tai pradžiai gal pabandysiu viską sujungti, ar čia kažkokių perėjimų pasiėmiau, tai tikiuosi jų pakaks. Tai pabandysiu viską sujungti, pasižiūrėsiu ir tada bandysiu merkti. Turime instrukciją, bet tikri vyrai instrukcijų neskaito. Išmetam. Viskas turi būti aišku. Taip, ką aš išsiaiškinau? Išsiaiškinau tai, kad neturime visko, ko reikia, nes siurblį negalima nardinti tiesiog, jį reikia pakabinti ant kažko, o mes virvės neturime. Nu gerai, Dagnė mano, kad mes turime, aš sakyčiau, kad turbūt nelabai. Nu bet kažką bandykim pagalvoti. Nes rašo, kad ant laido ir ant žarnos kabinti to negalima, spėjau dėl to, kad nurautum tiesiog. O šiaip viskas labai paprasta. Įsukame, spirgus atėjo pasireikšti. Įsukame šitą ir čia turėtume užmauti žarną. Žarną užmovėme, kažkur turėjau tų chamutų. Einame paieškoti, kur jie yra. Ką puikiausiai. Vieną galą turime, kito galo nereikia nieko daryti turbūt. Bandome eiti merkti. Turim tokią virvę, kuri yra skirta automobilio tempimui. Žinot, kodėl mes ją turim? Nes Dagnės automobilis nusprendė pasakyti ate, pavargau, nebenoriu, kad tu su manimi važinėtum. Turim vieną, kuris mėgsta čia virvės. Ir bandėm partempti Dagnę su šitą virvę. Ir iš šito galo turbūt suprantantis žino, kas nutiko. Ir Dagnė liko stovėti ant Kalvarijų ir Konstitucijos prospekto sankryžos, vienas tokių turbūt intensyviausių Vilniuje. Jai buvo labai smagu, bet apie tai jinai galės pasipasakot pati. O dabar bandom pakabinti ką nors, kur nors. Rimtai. Va taip pat po to tos virvės ir plyšta. Zuikė, čia ne žaislas. Atiduok. Nebūk bjaurus. Jeigu būsi bjaurus, atiduosim subscriberiams. Matot, su ko mums tenka kovoti? Atiduok, pasakiau. Svalačius, nu. Nusiplėšysi virvę. Spirgiau, ne žaislas. Uodegai kasiu. Nu kas į uodegą? Nebūčiau kandęs į uodegą. Man šunų uodego šiaip nepatinka. Va.
Kuo puikiausiai. Kas toliau? Turime kokį nors planą? Kažkas tai turėtų sėdėti prie video ir labai juoktis. Nespėju, kad turėtų būti lengvesnis būdas tam pasiekti. Ką aš dabar... Ei, tik laido, ne kas, prašau, laido, ne. Yra labai sunku būti tikro vyro. Nes viskas tada susipina tikriem vyram. Aš nežinau, padėk. Galim ir po to, bet jau žarnos ilgumas, tai čia visiems riešutam. Tipo. Tikrai ne visiems galiu tiek iškart pasakyti. Taip, nu ką, Dagne, aš tau suteikiu šitą garbę įjungti mūsų naująjį siurblį ir labai tikiuosi, kad niekas neišsproks ir ne... Ar mes tam pasiruošę? Ar tu irgi tam pasiruošęs? Tik nekask, Jėzau. Kas vyksta? Aha. Bėga, filmai, bėga! Bėga vanduo! Vanduo bėga! Bet tai visai gerai eina tas. Aš tikėjausi, kad prasčiau tekės. Oi, tavęs nereikėjo sušlapinti. Aš jaučiu gerai, turbūt išjungiam, nes ten to vandens nėra daug. Atrodo gan švarus vanduo, kai bėgo, bet tuo atsinešim kriauklę, pripilsim vandens ir pažiūrėsim. Jums parodysiu kriauklę, kurią naudosim su tuo stebuklingu vandeniu. Mindaugas mums paliko kriauklę, o šitą kriauklę padarė Mindaugo tėtis, tai čia visa relikvija. Tik mums ją reikia susitvarkyti, įsiplauti, nes dabar atrodo baisiai. Mindaugas tai yra mūsų pardavėjas šito sklypo, nes Dagnė vis pamiršta paminėti. Žiūrovai gal nesekė kiekvieno mūsų žingsnio. Ne, visi žino, kas yra Mindaugas, bent jau Lietuvai. Taip, Mindaugas yra žmogus, kuris pardavė mums šitą sklypą, jisai yra dviratininkas, jisai yra sportininkas, jisai yra fainas žmogus ir linkėjimai jam, jeigu jisai žiūri. Belieka išplaut, kad būtų gražu, spindėtų ir turėsim kriauklę, kaip smagu. Turėsim kur rankytes įsiplaut. Siurblį išbandėm, žarna nutiesta, laidas daugmaž aptvarkytas. Ir ką dabar ceremonija pripilant pirmąjį indą vandens į kriauklę. Turim muilą. Turim rankšluostį ir turim kempinę susitvarkyti kriauklę. Būtų gerai pamažinti srovę. Pirmas šio savaitgalio darbas ček. Nu, kadangi aš esu šiek tiek į perfekcionizmą linkęs, tai man dar čia yra leaves a lot to be desired, kaip sakoma. Nes reikia išspręsti tą įjungimo klausimą, ta žarna tokia žiauriai nepatogi, tai dar yra ką veikti, bet pradžią Bet jau turim. Tas yra smagu, vis tiek, žinai, kad turi vandens prie rankų. Ir tas vanduo tai toks baisus, kad... Nėris baisus. Ne, nu čia, žinai, kai viskas pakilo. Nes pats vanduo, tai pats įsives, tai pažiūrėk, nes gražus. Nu, pats vanduo atrodo skaidrus, bet... Tai šaltas? Aha, žiauriai. O, jo, šaltas. Ar tu žinai, ką galėjai įdėti čia ir atsišaldyti? Ar jūs žinot?
Jūs tikrai žinot, aš irgi žinau. Dagne, kamera į rankas. Hebra, ar tu pasiruošęs, ar tu pasiruošus, ar jūs pasiruošę? Čia tie visi šadukai turi plaukas? Ne, jos galima išvalyti. Kolikė komfortiškai, jai, aš žinau, kad jai komfortas tenai. Mes tikrai šitai darėm ne tam, kad būtų kur rankas plaut, indus plaut, bet būtų kur kol atsišalti. Kol mes čia žaidėm su vandeniu, atėjo kaimynas, tas, su kuriuo dar nebuvom susipažinę. Pamiršau jo vardą, blemba, tikiuosi dar neatsimenu. Bet žodžiu, dylas. Sako, aš jums turiu tokį pasiūlymą. Sako, matau, pradėjot ūkininkaut. Sako, gal jums reikia žemės. Siūlo pirkti 7 hektarus. Paklausiau, už kiek, nepasakė. Nu, tipo, jei jau apsispręsit, kad imat, tai tada galėsim kalbėti. Tai va, tai nežinau, šiaip nelabai turbūt turim už ką mes ją pirkti, bet būtų visai įdomu. Tai sakėm, nueisim dar apsižiūrėti. Turiu telefoną, pasiskambinsim, tai pasibaigiam čia dar truputėlį darbelius ir eisim pabandyti pasivaikščioti tenai po tą sklypą, nes nelabai tiesą pasakius supratom, kuris čia. Bet ką mes veiksim su tais 7 hektarais, gal jūs norit būti špikio ūkio kaimynais? Nežinau tik už kiek parduoda, vat labai įdomu, nes 7 hektarai, nu vis tiek, manau, bent 20 norės. 20 mes tikrai negalėsim tam skirti. Nu, bet eisim pasižiūrėti. Įdomu, kaip ten ta žemė atrodo. Gal žiūrėk, tuoj būsim nebe 7 hektarų šeimininkai, o 14. Nu va, išeinam. Einam pasižiūrėti, kas ten per sklypas. Įvertinsim, pasakysim, ar jums verta jį pirkti ar ne. O jeigu tikrai verta, tai patys nusipirksim. Atvažiuokit dažniau pas mus. Gerai. Ateikit pas mus ir Nu, tai, nieko kad ne. mums vaikelį, mes jau seni toli, einčiau. Kad būtų varteliai, va čia aš norėjau prašyti pas tuos ūkininkus, tritvėriai patys, Jo. kad čia vartelius. Ale vien galvoju, gal nepasitikės, gal tai ir neprašiau. O labai būtų gerai. Va. Na, O mes su šitais kaimynais čia kaip gyveno, tai oi, mes buvom kaip viena šeima. Ai, Bet gerai. likus tik viena dukra jų senukų. Baigėsi sklypas kaip pienių pūkai, va iki tų, Aha, iki tų kopstovo, krūmuotų, jo. iki krūmų tada eina taip, tada kažkiek už keliukų, kažkiek tai metrų, matyt pagal žemės dirbimą. Jo. Tada už... Taip, parodė, kur čia tas parduodamas sklypas, pasakė, kiek nori. Teoriškai galėtume net nevažiuoti, bet kadangi mato, tai nuvažiuosim. Kiek sakė, 3,7, ne? Be šansų, be šansų. Nuspirgiau. Norėtum dar 7 hektarų? Senelis Danielius pasišaipė iš mūsų. Sako, ar čia gyvensit? Sakau, nu tai pirmą reikia turėti iš ko duoną valgyt. Ir tas juokas sako, ir iš tų duoną. Sakau, nu tai bus, jeigu gausis čia kažkas, tai ir jis taip juokas, sakau, kas yra? Sako, kiek čia tie rieštai? 4 ar 5 metai, kol kas nei vieno nematyti. Tai panašu, kad užtruksim. Kas yra smagu, kad manau, jog pas Stasę galima bus užeiti arbatos kailys. Labai faina mačiutė. Labai faina. Ūkininkai eina valgyti, prašau nebetrukdyti.
sėdime prie namelio, nes iš tikrųjų yra labai didelis vėjas ir absoliučiai nemalonu sėdėti ant jo. Čia šiek tiek užuovėja, tai dėl to čia vakarieniausim. Tadadadadam! Mūsų miegamasis. Turime pompikę nuo Birutės. Kas nežinote, Birutė yra mūsų valtis, kurią mes panaudojame turbūt 2 kartus. Gal 3, nežinau. Ir to viskas baigėsi. Draugas paskutinį kartą, kai skožinosi ją ir bandė plaukti su ją, sakė, jinai jau leidžia vandenį. Aš tikėjausi, kad bus greičiau. Teisybės dėliai, praeitą kartą, kai čia nakvojom, mes pūtėme jį su burnom. Tai per 2 dienas buvo beveik pripusta. Tai tikiuosi, kad bent kažkiek bus greičiau ar bent lengviau, negu kad burna pūs. Bet Dagnė šiaip netikėjo, kad mes pripūsim burną. Aš sakiau, reikia tik tai pastangų. Ir aš buvau teisus. Nes jeigu būtų buvus dar 3 naktis, tai jisai tikrai būtų buvęs pilnas. Pasibaigė mūsų diena, prisipūtėm čiužinį, erkės iš šuns dėja neištraukėm, nes nelabai turime su kuo tą padaryti. Tai šiek tiek ją apkarpiau, gal dar pabandysime kažką jai ten padaryti. Šuo šiuo metu neranda vietos įsitaisyti ir jisai jau pageidautų, kad mes eitume miegoti. Tai manau, kad šią gaidą mes galime ir užbaigti šį vlogelį. Tada ačiū už jūsų dėmesį ir iki pasimatymo. Ate.